mirtingumas nuo šios ligos gimdos kaklelio vėžio ir sergamumas yra vienas aukščiausias Europoje. Mes turim puikias prevencinės priemonės ir turime jomis būtinai naudotis. Pasaulyje, ta prasme, visi 9 iš 10 lytiškai aktyvių žmonių užsikrečia žmogaus papilomos virusu. Bet tik tais daliai žmonių, tai yra apie 10% iš visų užsikrėtusi, ta infekcija pasilieka ir jau gali sukelti iš pradžių ikivėžinius pakitimus, po to vėžinius pakitimus. Gera žinia yra ta, kad mes dabar turime puikius tyrimus, ar ne, kurie gali nustatyti šį ŽPV arba žmogaus papilomos virusą. Nėra tiek daug ligų, kurias galime aptikti ankstyvose stadijose. Sveikos gyvos, mielos moteris, šiandien sveikinuosi vėl aš Vilmantė Markevičienė, moterų ambasadorė. Ir šiandien kalbėsime labai svarbia tema, kuri gali išgelbėti gyvybės ir tikrai neperdedu, nes kalbėsime apie gimdos kaklelio vėžį. Tai yra labai svarbi tema, nes statistika Lietuvoje yra tikrai nedžiuginanti. Net 400 atvejų yra nustatoma gimdos kaklelio vėžių Lietuvoje. Ir apie 200 iš tų moterų miršta. Tai yra tikrai labai rimta problema ir mes esam kone vieninteliai tokie Europoje iš tokių rimtų ligų, kurios yra diagnozuojamos tiesiog per vėlai. Nors turime prevencinę programą, tikrai galime savimi pasirūpinti, bet kažkodėl mes save užmirštame. Tad šiandien aš pasikviečiau svečią, gydytoja akušerė ginekologė, onkoginekologė ir netgi medicinos mokslų daktarė Diana Žilovič. Ji mums šiandien atsakys į visus rūpimus klausimus ir tikiu paskatins mus visas bėgti greičiau pas gydytoją ir pasitikrinti savo gimdos kaklelį. Tai ačiū labai, Diana, kad sutikot su mumis šiandien praleisti šią popietę. Ir tikiu, kad ši informacija bus labai svarbi ir noriu paskatinti visas moteris dalinti šią informaciją su savo mamomis, su savo sesėmis ir su savo galbūt ir dukromis. Tad Diana, dar kartą dėkoju ir pradėsime. Taip. Gal turite kažką pridurti apie save? Tai, dėkoju, kad pakvietėt, viską, man atrodo, pasakėt. Tai tikiuosi, kad podcastas bus labai naudingas ir taip pat skatinu dalintis ir kai mes žinom informaciją, tai lengviau ją priimti ir vykdyti tą prevencinę programą ir ne tik. Pradėkime nuo to, kokie yra tokie pagrindiniai gimdos kaklelio vėžio rizikos veiksniai. Gimdos kaklelio vėžys yra 99% yra dėl lėtinės žmogaus papilomos viruso infekcijos. Ką tai reiškia? Tai nereiškia, kad visos moteris, kurios turi žmogaus papilomo virusą aukštos rizikos, tai jos visos susirgs gimdos kaklelio vėžio, tačiau svarbu suprasti, kad būtent tos moteris, kurios serga, tai 99% yra būtent siejami su lėtinė žmogaus papilomos viruso aukštos rizikos infekcija. Ir tik iki 1% yra kitos priežastys, genetika ir taip toliau. Tai čia yra viena pagrindinių priežasčių – lėtinė žmogaus papilomos viruso infekcija. Tai šiaip pasaulyje, ta prasme, visi 9 iš 10 lytiškai aktyvių žmonių užsikrečia žmogaus papilomos virusu. Bet tik tais daliai žmonių, tai yra apie 10% iš visų užsikrėtusi, ta infekcija pasilieka ir jau gali sukelti iš pradžių ikivėžinius pakitimus, po to vėžinius pakitimus. Ir labai svarbu suprasti, kad tai dažniausiai nevyksta per dieną ar mėnesį, tai yra tikrai ilgalaikis procesas nuo infekcijos pradžios iki ikivėžinių ir toliau jau vėžinių pakitimų. Tai mes galime kaltinti šį žmogaus papilomos virusą ŽPV tokį pagrindinę priežastį, kodėl tas gimdos kaklelio vėžys ir atsitinka. Tikrai taip. Aišku, yra ir kitų rizikos veiksnių, kas padeda ar ne žmogaus papilomos viruso infekcijai pasilikti organizmą, tai yra nusilpęs imunitetas ir taip toliau, bet priežastis pagrindinė yra lėtinė aukštos rizikos žmogaus papilomos viruso infekcija. Ir kaip ir gera žinia yra ta, kad mes dabar turime puikius tyrimus, ar ne, kurie gali nustatyti šį ŽPV arba žmogaus papilomos virusą.
Visiškai teisingai. Tai mes turime ne vienus tyrimus, tai būtent prevencinė programa gimdos kaklelio vėžio. Lietuvoje gimdos kaklelio vėžio prevencinė programa startuoja nuo 25 metų ir tęsiasi iki 60 metų. Nuo 25 iki 35 yra atliekamas gimdos kaklelio PAP tyrimas. Ką tai reiškia? Kad mes iš pradžių tyriam, ar ląstelėse, ne mes gydytojai patologai, gydytojai ginekologai arba akušerės arba šeimos gydytojas gali paimti tą tyrimą ir tada gydytojai patologai žiūri, ar yra ląstelėse pakitimų iki vėžinių. O nuo 35 mes jau rekomenduojame atlikti aukštos rizikos žmogaus papilomos virusų nustatymą. Tai taip pat imamas tas testas. Tiesiog tyriam jau iš pradžių, ar yra šitas virusas. Jeigu jis jau randamas, kad jis yra teigiamas, tai iš tos pačios terpės atliekamas PAP tyrimas, žiūrim, ar ląstelėse yra pakitimų. Tai čia tokia pakankamai prieš kelis metus pasikeitusi prevencinė programa ir tikrai ta programa puikiai veikia. Aišku, norėtųsi, kad vis daugiau moterų dalyvautų toj programai, nes Lietuvoje dėja tikrai tas skaičius nėra pakankamai geras, bet noriu priminti ir paskatinti moteris dalyvauti prevenciniai programoje. Taip. Ir visi šie tyrimai yra nemokami. Lietuvoje taip, tai nuo 25 iki 34 imtinai arba iki 35 PAP tyrimas kas 3 metus finansuojamas valstybės, nuo 35 tai kas 5 metus žmogaus viruso, aukštos rizikos žmogaus papilomos viruso nustatymo testas finansuojamas. Ir jeigu jau randamas jisai, tai dar finansuojamas ir PAP testas. Aha. O ar užtenka tų tyrimų kas 3 metai ir po to kas 5 metai? Ar vis tik jūs rekomenduotumėt moterims savarankiškai dar pasitikrinti? Geras klausimas, kur dažniausiai nėra tokio gero, teisingo vieno atsakymo. Aš kaip visada sakau, labai daug dalykų reikia vertinti individualiai. Tai svarbu suprasti, kad kiekvienos moters gyvenimo būdas skirtingas. Taip pat gali būti ir tam tikros lygos, kurios priverčia tikrintis dažniau. Pavyzdžiui, ar buvo kažkokios yra autoimuninės lygos, ar, pavyzdžiui, nežinau, atlikta organų transplantacija, ar dar kažkas. Tai svarbu visada pasitarti su savo akušeriu ginekologu, bet jūs labai gražiai pabrėžėt, kad taip dažniausiai gali neužtekti tam tikrų tyrimų, tai turite pasitarti su savo gydytoju, kokių dažnumų daryti ir tikrai nepagailėti pinigų, nes turim tokią puikią galimybę rasti tos pakitimus laiku, nes nėra tiek daug ligų, kurias galime aptikti ankstyvose stadijose. Ypatingai vėžio. Taip, tai iki vėžiniuose pakitimuose, tai mes turim džiaugtis moteris, kad turim tokią galimybę ir turim ją būtinai pasinaudoti. Ir dar svarbu pabrėžti, kad programa startuoja nuo 25 metų, tačiau mes suprantam, kad jeigu lytiniai santykiai pradedami 12, 13, 14, iki 25 metų, tai ilgas laiko tarpas, ar ne? Taip. Tai tikrai reikia pagalvoti, kad reikia pradėti anksčiau tą programą. Tai sakau, visada geriausia pasitarti su savo gydytoju, bet... O kodėl taip anksti pradedami šie tyrimai, net nuo 25 metų? Vėžys mes pripratę, kad jisai kažkur atkeliauja vėliau, ar ne, o ne taip anksti, kodėl čia taip? Aš dar nepasakyčiau, kad labai anksti, kai kuriuose pasaulio šalyse nuo 21 metų. Tai čia yra labai jaunų žmonių vėžys, kaip čia pavadinti? Tai jis susiejamas su lytiniais santykiais, nes žmogaus papilomos virusas perduodamas dažniausiai yra lytinių kelių, ar ne? Tai yra vaginaliniai, analiniai, oraliniai santykiai ir jau po pirmų lytinių santykių mes jau galime užsikrėsti žmogaus papilomos virusu. Ir jeigu, pavyzdžiui, pradedami lytiniai santykiai 12-13 metų, tai... Kas tikrai nerekomenduojama. Ne, bet taip yra. Mes statistiką žinom, kad jinai yra ir kad tikrai mes ir žinom, kad yra ir gimdančių mergaičių, ar ne, ir 15 ir 16 metų, bet šiaip manoma, kad nuo žmogaus viruso
patekimo iki pirmų pokyčių, jeigu jie įvyks. Taip. Tai mes nesakom, kad visi, kas užsikrės ŽPV, tikrai turės pokyčių, tai maža dalis tų žmonių, tačiau nuo ŽPV patekimo iki pokyčių tai dažniausiai 5-10 metų statistiškai, iki vėžinių pakitimų. Aha. Tai pavyzdžiui, jeigu padaro tyrimą, sakykime, tai moteriai iki 35 metų ir jai randa, PAP tyrimas būna kaip čia teigiamas tikriausiai, jeigu randa tą virusą, ar ne? Ne, tai kaip jau minėjau, PAP tyrimas žiūri, ar ląstelėse yra iki vėžinių pokyčių. O aukštos rizikos žmogaus papilomos viruso testas žiūri, ar yra aukštos rizikos žmogaus papilomos virusas ir pasako, kuris tipas. Taip, supratau dabar. Čia yra, tai žodžiu, įmama taip pat, bet čia yra 2 skirtingi tyrimai. Taip. Tai pavyzdžiui, iš to PAP tyrimo nėra iš karto apsikrėtęs to viruso ar apsikrėtęs? Ne, nėra aišku, mes matom, mums atsako gydytojai patologai, kokie yra pakitimai, jų yra įvairių suskirstyta ir jie atitinka tam tikrus laipsnius, galimus, tai irgi tai nėra galutinai. Ir pasako, kokie yra tie pakitimai ir tada jau seka tolimesnių veiksmų. Gydytojas ginekologas visada informuoja ir pasako, kas bus atliekama toliau. O sakykit, ar tie tyrimai, kurie daromi, tas pats PAP ar ŽPV, ar jie yra skausmingi? Nes moteris dažnai gali tiesiog bijoti eiti, nes jinai galvoja, kad tai yra skausmingi tyrimai. Ne, jie nėra skausmingi. Jie kartais gali būti nemalonus, labiau dėl to, kad įvedamas makšties kietiklis. Bet pats tyrimo paėmimas, taip mes turim nubrauktas ląsteles, bet ne, tai čia yra kelių sekundžių reikalas. Tai čia yra tiesiog kažkokia, man kai darė, kažkoks pagaliukas su vatyte ir tiesiog pabraukiam. Speciali šluotelė ir mes su ta šluotelė nubraukiam nuo gimdos kaklelio išorinės ir kanalo dalies ląstelės, tam, kad galėtume jas ištirti arba iš jų pasižiūrėti, ar yra žmogaus papilomos viruso už tos rizikos, arba jeigu atliekam PAP tyrimą, ar yra ląstelėse pakitimų. Tai tikrai man, pavyzdžiui, buvo tikrai neskausmingas. Aišku, kad ten labai malonu gal ne, bet pas ginekologą tikrai ne viena moteris ėjom ir žinom, ką tai reiškia. Ir jis užtrunka kiek laiko? Porą sekundžių. Aišku, priklauso kartais, žinot, būna įvairios anatomijos, būna, jeigu moteris yra po tam tikrų operacijų ar dar kažkas, bet realiai čia porą minučių. Taip. Tada taip pasakysiu. Tai labai paprasta, tai tikrai nereikia bijoti šito tyrimo. Taip pat, jeigu yra baimės, jau ir Lietuvoje yra self-testai vadinami. Jo, esu girdėjusi. Taip, kai moteris gali pati paimti tyrimus ir ten nurodyta instrukcija ir jeigu tikrai yra kažkokios baimės, tai vienas iš priežasčių arba nėra galimybių gal nuvažiuoti iki gydytojo, tai tikrai galima tą tyrimą pasidaryti ir pačiai namuose. Bet toks tyrimas yra padaromas taip, kad ji paima tepinėlį ar kaip pavadintas ląsteles ir siunčia kažkur. Taip, ne tai, aišku. Kažkoks bus testukas, kur tu ne kaip nėštumo testas, ne. Taip. Tai paimamas tiesiog ląstelės, pati moteris paima, ten viskas yra nurodyta ir paaiškinta, kaip tai padaryti ir siunčiamas toliau tas tyrimas į laboratoriją, kur yra ištiriamas ir pateikiamas atsakymas. Tai kaip pasiruošti tam tyrimui, ar ne? Tai pirmiausia labai svarbu suprasti, kad mes negalime imti, aišku, per mėnesinės ir jeigu ką tik dar pasibaigė tik vakar buvo mėnesinės, arba toj prasidės už kelių dienų. Tai realiai geriausia 10-20 ciklo dieną skaičiuojam nuo pirmos mėnesinių dienos. Taip pat svarbu, kad kelias dienas prieš tai nenaudoti lubrikantų, vaginalinių žvakučių. Taip pat net patarima, kad 24 valandas iki neturėti lytinių santykių, nes tai gali turėti įtakos rezultatui. O ar yra kažkokie simptomai, kurie galėtų moteriai signalizuoti? Tyrimą darom, PAP ar netyrimą, ir mes atrandam, bet ar yra kažkokie simptomai, pagal ką jinai galėtų jau bėgti pas gydytoją pati? Tai dėja nėra simptomai, būtent iki vėžinių pakitimų, tai tokių nėra. Jeigu yra jau simptomatika, tai dažniausiai jau yra vėžiniai pakitimai ir dėja dažnu atveju jie jau būna pažengę.
Dažniausiai gimdos kaklelio vėžio simptomai tai būtų kraujavimas. Tai kraujavimas tarp mėnesinių, kraujavimas po lytinių santykių, keistos, kraujingos, gelsvos, visokių įvairios išskyros, kurios bylotų, kad kažkas negerai. Ir aišku, kai jau gimdos kaklelio vėžys yra pažengęs ir jau gali peraugti kitus šalia esančius organus, tai aišku atsiranda ir kitokie simptomai kaip šlapinimuose, tuštinimuose sutrikimai, skausmai. Tai tokių ankstyvų simptomatikos nėra, bet mes turime patikrą. Būtent. Tai dėl to nereikia laukti, kai kažkas bus negerai. Taip. Kai prasidės skausmai, kraujavimai ar dar kažkas, tai mes to galima išvengti, dalyvaujant prevenciniai programai, jeigu reikia atliekant ir dažniau tuos gimdos kaklelio tyrimus. O ar jūs pastebit, jūs onkoginekologė, aš kaip suprantu, jūs irgi darot šitas operacijas tikriausiai, ar nesusidurėt su būtent gimdos kaklelio vėžiu? Taip. Tiesiogiai. Ar yra kažkoks amžius, kada jūs pastebit, kad daugiau moterų tame amžiuje patiria šitą gimdos kaklelio vėžį? Tai mes žinom pagal statistiką, ar ne, kad gimdos kaklelio vėžys tai yra iš tikrųjų vaisingo amžiaus moterų liga. Lietuvoje mes žinom, kad ir nemažai moterų serga ir vyresnėme amžiuje, kurios kartais jau ir netitinka gimdos kaklelio vėžio prevencinės programos. Tai šiaip tai vaisingo amžiaus liga. Pakankamai jaunų moterų. Pakankamai jaunų moterų, nes mes jau paaiškinom patogenezę, tai yra kaip vystosi šitas vėžys ir mes suprantam, kad tikrai dažnų atveju galim aptikti ir labai jaunom moterim. O sakykit dabar, ar yra kažkokių apsisaugojimo būdų nuo šito viruso patekimo į organizmą? Yra vienas labai puikus, kuris labai daugam nepatiks, neturėti jokių lytinių santykių. Tai juokauju, ne. Tai dėja, kaip yra viena puikiai nuostabi priemonė, tai mes žinom, kad vėžio prevencija mes vadinama yra tokia pirminė ir antrinė. Taip. Tai pirminė yra nutaikyta į priežastį, dėl ko atsiranda, ir antrinė mes jau norim surasti iki vėžinius pakitimus arba vėžį ankstyvoje stadijoje. Tai pirminė prevencija yra vakcinacija. Aha. Tai vakcinacija yra šiai dienai nemokama kaip berniukams, taip ir mergaitėms 11-12 amžiaus amžiuje. Tuos 1 metus nemokama. Nenoriu suklaidinti dar žmonių, bet noriu paminėti, kad jūs turit pasikonsultuoti su savo gydytoju, bet mergaitėms realiai priklauso iki 18 metų, Taip. O berniukams ten priklauso nuo jų gimimo datos, nes netaip senai pradėjom skiepyti berniukus, tai ten irgi dar nepriklauso iki 18, bet ateityje tai realiai priklausys nuo 11 iki 18, bet šitos niuansus labai kartais sudėtinga visiems paaiškinti, nes reikia žiūrėti, kada išėjo įstatymas ir koks yra vaiko gimimo kokia data. Bet realiai tai priklauso 11-12, tam tikrais atvejais iki 18, bet iki 15 metų tai reikalingos 2 vakcinos dozės ir jau virš 15 tai reikalingas 3 vakcinų dozės. Tai pasiskiepyti gali ir už savo pinigus ir aišku ir vyresni, kaip moteris, taip ir vyrai. Taip. O ar gali skiepytis moteris ar merginos, kurios jau pradėjo lytinius santykius, ar čia tik iki lytinių santykių? Tai kaip jau sakiau, tai taip gali, bet labai svarbu suprasti, kad vakcina yra negydomoji, jinai yra prevencinė. Taip. Ir geriausiai jinai veikia tada, kai dar iki tol nebuvo jokių lytinių santykių. Geriausiai, nes mes neturėjom susidūrimą su žmogaus papilomos virusu, vakcinacija, susidaro antikūniai ir tada turim tą geriausią apsaugą. Ar galima skiepytis jau turint? Taip, galima, bet svarbu suprasti, kad apsauga jau nebus tokia gera, bet jinai bus. Ir taip pat svarbu suprasti, kartais girdžiu tokių komentarų, gal kad pasiskiepiu ir vis vien turiu žmogaus papilomos virusą. Ar ne? Tai vakcina yra šiai dienai devinvalentė plačiausio veikimo, nes yra keletą vakcinos rūšių, bet plačiausio veikimo yra devinvalentė, tai jinai apsaugo nuo 9 žmogaus papilomos virusų. 2 mažos rizikos,
kurie gali sukelti karpas lytinių organų dažniausiai, ir 7 aukštos rizikos, kurie yra siejami su ikivėžiniais ir vėžiniais pakitimais, tai yra gimdos kaklelio, makšties, išorinių lytinių organų, vyrams varpos ir taip pat burnos ryklės ikivėžiniais pakitimais. Tiek vyrams, tiek moterims. Taip. Tai dėl to svarbu suprasti, nes tų virusų aukštos rizikos yra daugiau. Jų šiai dienai mes tyriam 14, bet pasaulyje vis jų atranda daugiau ir kiekvienais metais literatūroje pasirodo, kad juos vadina galimai aukštos rizikos žmogaus papilomos virusai ir jų yra daugiau. Bet šitie virusai, kodėl jie būtent buvo įtraukti į tą vakciną, nes jie yra tokie pagrindiniai, kurie sukelia šitos pakitimus. Tai čia aukštoji matematika, jūs ką pasirodo, tai čia ne vienas virusas, tai jų čia dar visa krūva tų žmogaus papilomos virusų. Jų yra apie 220. Oho. Taip, tipų mes vadiname ir aukštos rizikos šiai dienai mes tyriam 14, bet jų yra kiek daugiau. O kaip jūs matot, ar nežinau, ar jūs matot tą skiepijimosi tokią statistiką, ar berniukai skiepijami, ar nelabai dar žino gal ir mamos, ir... Matot kaip, tai... Taip, skiepijimas vyksta, bet mums visada norisi... Daugiau. Taip. Ne tai, kad mes tiesiog norim daugiau, taip. Tai yra apibrėžta Pasaulio sveikatos organizacijos, kodėl mes turim pasiekti tam tikrus skaičius. Tam, kad ta vakcinacija būtų veiksminga ir kad susidarytų tas visuotinis imunitetas tų jaunų žmonių. Taip. Tai turi būti skiepimas ir mergaitės, ir berniukai, ir jų skaičius turi siekti 80-90%, tam, kad mes turėtume gerą rezultatą. Šiai dienai mes Lietuvoje tokio rezultato neturime, bet dalyvaujant ir šitoj laidoj ir kuo daugiau kalbant, taip. Aš tikiuosi, kad mes prisidėsim prie to, kad pasieksime didesnį tą procentą. Taip. O koks dabar procentas yra aišku, kiek pasiskiepija dabar? Tai apie 60-70, tai nėra dar taip baisiai, aš jau galvau sakysit 20. Ne 20. Tai gal naujausių duomenų dabar neturiu dar, bet... O apie skiepus, kas čia praneša? Greičiausiai šeimos gydytojai, ar ne? Taip. Informuoja, jeigu mato, kad vaikas jau daug maž to amžiaus ir galima būtų pasiūlyti jam, ar ne? Taip, visada reikia kreiptis į savo šeimos gydytoją dėl vakcinacijos. Aišku, visi, kas nori skiepyti savo lėšomis, tai gali kreiptis tiesiog į gydymo įstaigas. Bet tie skiepai berods ne per seniausiai atsirado nemokami. Mergaitėms tai buvo senai. Senai jau buvo, taip, ar ne? Taip. Berniukams. Jie ne taip senai atsirado. Taip. Tai turim tikrai puikią galimybę apsisaugoti, ar ne, vakcina, ir tikrai nereikia bijoti vakcinų. Yra žmonės, kurie bijo, bet kiekvieno, aišku, pasirinkimas yra, bet turim puikią galimybę, mokslo ištestuota ir įrodyta. Taip. Gerai, vakcinos. Kokie dar yra apsisaugojimo, ar prezervatyvai, pavyzdžiui, kaip mes irgi propaguojam, prezervatyvai nuo lytiškai plintančių ligų, ar jie gali apsaugoti nuo šio viruso? Manoma, kad taisyklingai, naudojant prezervatyvą, galima apsisaugoti iki 60% atveju. Taisyklingai. Taip. Bet tikrai ne visi naudoja prezervatyvą taisyklingai. Kodėl? Todėl, kad prezervatyvas... Kodėl toks skaičius? Taip. Nes jisai pilnai neuždengia visko, nes lytiniai organai tai nėra tik tais varpa, ar ne? Tai dėl to gali būti virusas perduotas vis vien. Bet kaip jūs minėjot labai gražiai apie lytiškai plintančias ligas, tai svarbu suprasti, kad lytiškai plintančios lygos labai gerai nuo jų apsisaugoti naudojant prezervatyvus, tam, kad lytiškai plintančios lygos nepaskatintų žmogaus papilomos viruso pasilikti organizme. Tai čia tikrai yra pliusų, tai dėl lytiškai plintančių lygų ir aišku padidinam savo galimybę neužsikrėsti žmogaus papilomos viruso. O tai dabar, čia man dabar taip įdomu. Taip.
kas kaltas dėl to žmogaus papilomos viruso? Tai vyras nešiotojas yra to Oi, viruso? labai blogas klausimas. Visi buvo tokie geri. Ne, aš visada sakau, nereikia niekada ieškoti kaltų. Supratau. Kalti visi, kas dalyvavo valytinėse santykiuose. Ne, tai mes... Labai geras atsakymas. Taip. Mes perdodam vyrams, vyrai perdoda mums ir, tikriausiai reta surasti porą, kurie buvo vienas kitam pirmieji ir vieninteliai partneriai per visą gyvenimą ir dažniausiai vis vien pradedant lintinį gyvenimą, mes turim kelis partnerius ir gali vieni kitiems perduoti, kas yra normalu. Plus, labai svarbi informacija, nežinau, čia toks dėl tų kaltų ieškojimų. Labai dažnas klausimas mano kabinete būna, tai aš gyvenu monogaminiuose santykiuose, turiu tik vieną partnerį, iš kur atsirado žmogaus papilomas virusas. Tai noriu pacituoti tokią nesenai paskelbtą studiją prieš kelis metus, kur tyrė poras, kurios turi monogaminius santykius, tai tyrė moteris, tada moteris, kurios tuo metu, tyrimo metu neturėjo jokio lytinio partnerio ir moteris, kurios keitė partnerius. Ir buvo atrasta, kad moteris, kurios gyvena tuos 2 metus monogaminiuose santykiuose ir buvo įmamas žmogaus papilomos viruso testas aukštos rizikos, kas 6 mėnesius. Ir toj grupiai rado, kad 69% moterų turėjo naujų žmogaus papilomos viruso tipo. Kodėl? Todėl, kad jau mes žinom, kad žmogaus papilomos virusas kartais gali pasislėpti ląstelėje ir tuo metu galbūt neaptiktas, bet tiesiog įvyko taip vadinama reinfekcija, pakartotinai tiesiog infekcija atsinaujino ir tai nėra tų kaltų ieškojimas. Tai mes galim net pačios užsikrėsti ir nuo savęs, kai iš vienos vietos žmogaus papilomos virusas pernešamas į kitą vietą, vadinama autoinokuliacija, ar ne, tai gali vykti jisai žmogaus papilomos viruso perdavimas įvairiais būdais. O čia yra susijusi su tuo higiena? Kaip sako, plaukime rankas ir virusai visi dingsta. Tai plaunam tas vietas ir viskas ten tvarko. Ne, taip dėja neveikia, nes tada jau būtų sukurtas kažkoks super ploviklis, kuris išplautų žmogaus papilomos virusą, bet ne. Tai rankas plaukite, covidas praėjo, bet rankas plaukite. Lytinius organus taip pat. Higiena yra svarbu, kaip mes kalbėjom, kad žmogaus papilomos viruso, būtent kodėl vienoms moterims pasilieka, kitoms jis nepasilieka ir vyrams taip pat, tai yra eilė faktorių, pradedant nuo genetinių, lytiškai plintančios infekcijos, higiena, mikrobiota. Vis daugiau kalbame apie tai. Tai mikrobiota yra mūsų makšties, ta vadinama mikroflora ir kai jinai yra gerai jaučiasi, tai tikrai tada galimybės išlikti žmogaus papilomos virusų mažėja, o kai yra sutrikusi, tai didėja. Taip pat rūkymas, jeigu mes norime, sako moteris kartais, ne kartais, o kai sužino, kad užsikrėtusias yra žmogaus papilomos virusų, klausia, tai kaip savo padėti, ar ne? Tai vienas iš tų dalykų, tai labai svarbu imunitetas, labai svarbu ir naudoti prezervatyvai, jeigu yra lytiškai plintančios lygos, jas gydyti, nerūkyti. Rūkymas yra įrodyta, kad tikrai yra tas rizikos faktorius, kuris padeda išlikti žmogaus papilomos virusui. O rūkymas, tai čia dabar veipinimas, po to yra tas kaitinimas, ar ne, yra rūkymas. Tai dabar kuris iš jų, ar visi 3? Visi. Ir viskas. Ir aišku. Taip. Neduodam žalios kortelės, kad šitą jau galite rūkyti. Ne, visi. Sekantis mano klausimas būtų, ar pasiskiepijus jau nuo ŽPV, žmogus papilomos viruso, ar reikia vis tiek tikrintis daryti tuos prevencinius tyrimus, ar jau čia galim būti ramios? Būtina. Kaip jau prieš tai mes kalbėjome, kad vakcinacija, ypač jeigu jinai buvo vakcinacija neatleidžia nuo prevencinės patikros. Kodėl mes jau paaiškinam dėl to, kad yra ne vienas žmogaus papilomos viruso tipas,
plus priklauso kuriame amžiuje, plus, vis viena išlieka galimybė ir tų kitų veiksmų, tai ne, privalome tikrintis reguliariai. Ir sumažėja ta galimybė Taip. Vėžio, bet vis tiek privaloma tikrintis. Būtinai. Taip, o dabar kokios yra gydymo galimybės, jeigu nustatomi iki vėžiniai pokyčiai? Na gerai, jūs dabar, kaip aplamai žinot, žinoma, pasakys gydytojas, ar ne, kad pas ją kažkokie iki vėžiniai pokyčiai. Kas toliau? Tai gydytojas toliau papasakos. Tai kai kuriuos, jeigu taip labai supaprastinti, galima pasakyti taip, kad yra 1, 2, 3 laipsnio iki vėžiniai pokyčiai, tada jau jeigu taip labai labai paprastai, bet yra dar visokių atmainų, tai dažniausiai 1 laipsnio mes stebim, dėl to, kad manoma, kad čia labiau siejama, kad tiesiog virusas šiuo metu replikuojasi, ar ne, ta prasme dauginasi ląstelėje ir didesnė tikimybė, kad tie pokyčiai sumažės arba išliks tokie patys laikui bėgant, bet galiausiai kažkada sumažės, ne tai, kad jie didės į tos didelio laipsnio pakitimus. Taip. 2, 3 laipsnio dažniausiai operuojam, tačiau vis daugiau kalbama, kad 2 laipsnio pakitimus, jeigu yra jauno amžiaus moteris ir ten yra ypač iki 30 ir ten yra tam tikros dar sąlygos, kad kartais galime ir stebėti, bet irgi tas stebėjimas apibrėžia kiek laiko ir reikia žymiai dažniau atlikti tuos tyrimus. Bet dažniausiai aukšto laipsnių, ne dažniausiai, o aukšto laipsnių jau pakitimus mes operuojame. Tai ir vadinama gimdos kaklelio konizacija arba tokia kitoks pavadinimas licekscizija. Tai čia priklauso tiesiog ta pati chirurginė metodika su specialiom kilputėm šalinam pakitusios gimdos kaklelio audinius. Tai yra vadinama dienos chirurgija. tą pačią dieną moteris atsigula, tą pačią dieną išleidžiam. Kartais... Tokia pakankamai paprasta operacija. Taip, kartais net gali būti daroma ir vietinė neutroj suleidus į gimdos kaklelį, nuskausminamuosius, nebūtinai visada atliekama su mygdymu. Tai taip. O tai po tos operacijos tokios, ar gali būti vėl galimybė, kad tas vėžys vėl išlys, ten pasikeis tos ląstelės vėl ir toliau jisai keliaus? Deja, taip. Deja, taip. Deja taip, kad gali būti, kad tiesiog vėl bus užsikrėsta žmogaus papilomos virusu ir vėl gali įveikti iki vėžiniai pokytį, aišku, ateityje ir vėžiniai. Ir yra įrodyta, kad jeigu moteriai buvo nustatyta aukšto laipsnio pakitimai, tai realiai jai visą gyvenimą didėja rizika, kad gali atsinaujinti tie pokyčiai, lyginant su moterim, aišku, kurios iki tol niekada neturėjo jokių pakitimų. O pavyzdžiui, tokiai moteriai, kuri jau turėjo pakitimų, galbūt ir padarytą operaciją, ar jai dar galima daryti vakcinaciją, ar jau nieko jinai nebe... Jeigu jūs sakot, atsinaujina tas virusas, tai tikriausiai galima vakcinuotis vis tik ir po to. Ar verta skiepytis po gimdos kaklelio konizacijos? Tai tyrimai moksliniai sako, kad taip. Bet svarbu suprasti, kad pasiskiepius, tai mes negarantuojam, kad tikrai žmogaus papilomos viruso infekcija neatsiras, bet mes sumažinom tą galimybę, remiantis literatūros duomenimis. Ir pavyzdžiui, tokios šalis kaip Ispanija, tai net valstybė finansuoja vakcinaciją po gimdos kaklelio konizacijos. Bet svarbu taip pat suprasti, kad svarbu ir reguliariai tikrintis ir nepamiršti. Jeigu galvojam, kad padarėm operaciją, viskas, tai tikrai ne. Labai svarbu tikrintis, apsvarstyti vakcinacijos galimybės. Vakcinacija remiantis vakcinos aprašymų galima iki 45 metų. Individualiais atvejais pasitarus su gydytoju galima ir virš 45. Tai turi apsvarstyti visus pliusus ir minusus. Bet labai svarbu ir reguliari patikra, kuri yra dažnesnė po būtent šitos operacijos. O dar klausimas dėl vakcinų, ar jas reikia atnaujinti, kai būna ten praėjo 20 metų ir vėl reikia pasiskiepyti? Ar čia gavom vakciną, ar čia jau visam gyvenimui?
Čia geras klausimas. Šiai dieną apie revakcinaciją duomenų kol kas nėra. Ką reiškia duomenų nėra? Tyrimai vyksta, Taip. Bet tokių griežtų rekomendacijų, kad tikrai turi ir privalo nėra, nes mes kaip žinom, kad moksliniai tyrimai vis toliau tęsiasi ir vis daugiau duomenų atsiranda, kad Taip. vakcina veikia pakankamai ilgai. Tačiau svarbu suprasti, kad tikriausiai daugelis moterų, kurios pasiskiepijo prieš 10-15 metų, skiepijosi dvivalentę vakciną. Tai ta vakcina, kuri apsaugojo tik nuo 2 žmogaus papilomos virusų tipų, tai yra puiku ir gerai. Taip. Tačiau dabar gaunu irgi dažnai tokį klausimą, ar galiu pasiskiepyti 9-valentę vakciną. Tai literatūrai nėra duomenų, kad negalima. Galima. Bet mes ir negalim sakyti, kad visoms rekomenduojama ir tikrai eikit, darykit, taip pat kaip ir su vakcinacija po gimdos kaklelio konizacijų. Yra duomenų, kad tikrai veikia teigiamai. Mano toks klausimas, ar pavyzdžiui, senais laikais, kaip senais, kai aš gimdžiau, kai aš pagimdžiau, man buvo sakoma, kad kad pas mane yra žaizda ant gimdos kaklelio po gimdymo. Dabar aš esu girdėjus, kad jau ten nebereikia nei uždeginti, nei ten kažko daryti. Ar tai yra susijęs su gimdos kaklelio vėžiu arba papilomos virusu šito? Kaip čia yra su šito klausimu? Taip, čia vėl vienas tokių gerų klausimų. Triki klausimas. Ne, jisai labai paprastai jį galima atsakyti. Tai visų pirma pasakysiu taip, kad tai ne žaizdelė jokia ir taip vadinama. Tai turi pavadinimą, tai vadinasi gimdos kaklelio ektopija. Ką tai reiškia? Tai įsivaizduokit, gimdos kaklelis tai nėra tik ta išorinė dalis, ką mes matom, nežinau. Tai yra ir gimdos kaklelio kanalas, ir išorinė dalis. Ir kai susijungia 2 skirtingų ląstelių tipų, tai yra plokščiasis ir liaukinis epitelis, tą zoną mes vadinam transformacijos zoną. Jinai mums yra svarbi. Kodėl? Čia jau ginekologams jinai yra svarbi. Todėl, kad šioj zonoj dažniausiai prisikabina žmogaus papilomos virusą ir ten gali įvykti pokyčių. Ir kai ta zona dažniausiai, žodžiu, kai liaukinis tas epitelis, kartais jis dažniausiai būna kanale ir mes galim jo dalį matyti, bet kai jo matom labai daug ir jisai taip išsiverčia. Tas toks irgi ne visai gal geras, bet jisai, išsiverčia, pasakykim taip, ir matomas išoriniai daly, jis yra raudonas ir jis vadina jį, dėl to ir tikriausiai vadino jį žaizdelį, bet tai yra gimdos kaklelio ektopija ir tai yra normali būklė, visiškai normali fiziologinė būklė. Taip, anksčiau jinai buvo prideginama visoms, bet kartais dabar gali būti taikomas tas prideginimas, jeigu ta ektopija yra labai plati ir moterį vargina labai gausios išskyros. Jeigu kartais net moterims būna pakraujavimai, tarkim, po lytinių santykių, ar net ir ne po lytinių santykių, būtent dėl šitos problemos, bet tai tikrai nėra taip dažna ir ta ektopija gali būti didesnio ar mažesnio laipsnio ir jinai dažniausiai būna jaunom, vaisingom moterim ir tiesiog tai yra fiziologija. Tai tiesiog yra fiziologija. Po gimdymo kodėl? Tai gal po gimdymo pamatė, bet taip pat gali turėti įtakos ir hormonai. Bet labai svarbi žinutė pranešti, kad tai yra normali fiziologinė būklė. Nebent jinai sukelia kažkokių jums pokyčių tokių, kur tikrai vargina kasdieninį gyvenimą. Bet dėl to, kad tai yra tokia kaip ir atviresnė žaizda, ar kaip čia pavadinti, ar ne? Ektopija. Ektopija, lengviau prikipti jau tiem virusam, ar ne? Taip manoma. Taip manoma, tai taip. O kaip paveikia atsinaujinantis makšties uždegimai? Tai kandidozė, bakterinė vaginozė, žinom, tikrai daug moterų kenčia nuo šių ligų. Ir aš buvau viena tų moterų, kuriai atsinaujindavo kandidozė nuolatos ir ypatingai atsimenu, kai buvau nėščia su savo vaikais. Tai ar tai irgi įtakoja gimdos kaklelio vėžio atsiradimui, ar kaip yra? Kaip jau minėjau, atsiradimui ne. Taip. Nes pradžioj kalbėjau. Virusas. Jisai nuolatinė
makšties infekcija gali turėti įtakos tik tiek, kad žmogaus papilomos virusas sunkiau pasišalins. Jeigu tiesiog čia tokia palankesnė terpė išlikti tose ląstelėse ir galimai ateityje daryti įtakos iki vėžinių ląstelių išsivystymą. Bet galimai, patys uždegimai, kaip sakant, įtakos čia neturi, jeigu čia yra pagrindinė priežastis lėtinė žmogaus papilomos viruso aukštos rizikos infekcija. Pratau. Tai gydytoja, ką jūs patartumėt moterims? Aptariam tikrai plačiai šią temą. Moteris jau tikrai daug sužinojote apie gimdos kaklelio vėžį dėka Dianai ir ką patarsit? Tai pirmiausia patarsiu rūpintis savimi, ar ne? Čia gal toks paprastas gal patarimas, bet kartais reikia sustoti, neskubėti ir pagalvoti, sukurti mes dažnai norim visiems padėti, ar ne? Taip. Visai šeimai, vaikams, su visais pasirūpinti, maistą, čia tą nupirkti, padaryti ir tikrai pamirštam apie savo sveikatą. Nors dažnai nueinam padaryti manikiūro ir į kirpyklą, bet apie savo sveikatą pamirštam. Tai dėja statistika Lietuvos nedžiugina mus, ar ne? Mirtingumas nuo šios ligos gimdos kaklelio vėžio ir sergamumas yra vienas aukščiausias Europoje. Tai mes turim puikias prevencinės priemonės ir turime jomis būtinai naudotis ir jeigu reikia papildomai padaryti tą ištyrimą, jeigu gydytojas patiria savo lėšomis, tai nepagailėkime pinigų. Manikiūrui, pedikiūrui, taip. Ir atrandama ir laiko, ir pinigų. Tai būti gražiom labai smagu, bet būti sveikiom dar geriau, nes tada yra jėgų pasirūpinti jau ir kitais. Būtent. Ir čia mūsų turtas sveikata. Tai jeigu galime išvengti tam tikrų ligų, tai nepamirškite, pasirūpinkite, pasidarykite taisyklės. Pavyzdžiui, kai kurios moteris padaro tokias taisyklės, kad eina tokiai profilaktiniai patikrai prieš savo gimtadienį. Pasidovanokit savo profilaktinę patikrą prieš savo gimtadienį. O gal startuoja mokslo metai, išleidžiate vaikus į darželius, į mokyklas ir užsirašykite tą savaitę. Tai kai turite tokias taisyklės, gal tada lengviau prisiminti, nueiti ir pasitikrinti. Tai štai, girdėjote gydytojos rekomendacijas ir tikrai nepamirštam savęs. Nebūtina pulti mokėti, bet turim nemokamą puikią programą ir pasinaudokim bent jau šitą programą. Ir aš nepaleidžiu savo pašnekovių, žinoma, be vieno klausimo tokio ir žinoma be dovanų, bet vienas klausimas, koks yra jūsų požiūris į menstruacijas? Užklupot mane. Ką jūs manot apie menstruacijas? Na, jūs ir pati ginekologė, ir kaip bebūtų menstruacijų ciklas, tai yra, neatsiejama moters fiziologijos, gyvenimo ir dalis. Ką jūs manot? Man visada labai smalsu sužinot. Ką aš manau, kad aš kai bandau aiškinti, kas yra menstruacijos, kodėl ciklo metu formuojasi geltonkonis ir ten kiti dalykai, tos funkcinės cistos. Ir visada bandau paaiškinti, kad menstruacijos čia yra galimybė pastoti. Kiekvieną mėnesį mūsų organizmas nori, kad mes pastotume. Tai menstruacijos tai iš dalies gali ir sukelti mums, kaip sakoma, tokių kalnelių hormoninių, bet ir tie kalneliai ir turi ir savo privalumų ir trūkumą, tai pagalvokite, kai kyla estrogenas, kokia nuotaika, kaip norisi viską daryti, ovuliacijos metu ir taip toliau. Tai nežinau, puikus dalykas. Tai labai smagu girdėti, kad požiūris teisingas yra. Ir mes iš tiesų, aš pati esu, kas mane pažįsta, Gentle Day kūrėja, tai man labai visada svarbu, aš irgi su menstruacijomis susidūriau prieš 15 metų, tik, kaip sakyt, susidūriau senai, bet
pradėjau suvokti, kad vis tik tai yra gėris, kurį mes turim ir kurį mums reikia kažkaip ir balansuoti, ir save suprasti, ir pagauti save. Sustoti gal, jo, ar ne? sustoti, labiau save, kaip jūs sakote, rūpinti savim, save labiau mylėti. Tai jo, tas požiūris mano pasikeitė labai, dėl to aš ir užduodu tokį klausimą dažnai visoms beveik mūsų pašnekovėms, man labai įdomu. Nes ne visos priima menstruacijas kaip tokį gėrį, kurį mes turim, nes jos dažnai sukelia ir įvairių ne visai gerų dalykų. Bet reikia tiesiog savim rūpintis, kaip sakot, nerūkyt, sportuot, nesinervuot, ar ne, stresas labai smarkiai veikia. Tai ačiū labai, Diana. Tai aš jums turiu dovaną, Gentle Day. Čia rasite mūsų sausas servetėlės, įdėjau jums ir jūsų sūnui. Gerai. Žinau, kad jūs keliausit kažkur greitai. Taip. Įdėjau jums dar drėgnų servetėlių, kad keliaujant irgi turėtumėt, bet kuriems atvejams, žinoma, įdėjau ir mūsų įklotų bei paketų bei menstruacinės kelnaitės, kurios pabandysite ir labai džiaugiuosi, kad pataikiau dydį. Tai ačiū. Prašom, gero nešiojimo, gero naudojimo ir tikiuosi, kad tikrai pravers, praktiška dovanėlė jums. Ačiū.